Taigi, šiandien ruošimės Velykom. Nekreipkite dabar dėmesio, kad čia filmukai jungti, bet iš brolių žodžių žiūri. Tai va tokių šakelių prisiskynėm, tokių kačiukų, žinau, yra, bet buvo labai mažai, arba jau tokie juodi. Tai nusiskyniau, kurie dar tik tais išsprogsta. Tai gavosi tokia puokštė, nežinau, ar labai matosi. Taigi toksai ir tada bam. Ir čia dar tokį pakabinau. Va, kiek suradom kiaušinių. Mūsų velykinis tortas. Va čia va. Matuojamas drabužius. Hello guys. Taigi šiandien yra antra Velykų diena ir kadangi man mamos pusbrolis, tiksliau mamai, pervedė pinigų, tai aš apsipirkau, dar liko, tai vat kitam kartui. Tokio dydžio maišas. Tokius šortus labai patinka, kad su tokia gumele. Oh yes, we like it. Čia būtinai vasarai bus. Kadangi aš turiu džinsinius šortus, bet mėlynus, norėjau būtinai dar nusipirkti kažkokią kitokią spalvą. We like it, we like it. Paklausykit gerai. Taip man buvo per kalėdas padovanojus mama kelnes, bet jos netiko. Tai dabar nusipirkau kelnes, kurios tikrai tiks. Paprastas juodas ir irgi su tokiu... Užmiršau, kaip aš sakiau. Su tokia va gumele. Tokia maikutė. Jinai oversizinė. Tai va, that's my home. Tai nusipirkau tokią maikutę. Nes aš tokios neturiu. Ir aš jau sugalvojau, kaip galėčiau užsidėti. Turiu tokius mėlynus džinsinius šortus, šitą maikutę ir dar džinsinį švarkelį. Ta prasme, tai gražiai atrodytų. Hello guys. Jūs atsimenat šitus namus. Čia viskas prasidėjo kelimai visokiai video. I love this mirror so much. Taigi grįžau namo po Pepko ir biškį radau. Tai kadangi aš vienoj savo stalčiui esu tiesiog sudėjus makiažą, mačiau žiauriai gražius. Look at these roses, like. Aš turiu šitos, bet jie jau blūkė tokie, tai visi žiauriai gražus, belia kaip. Štai plaukiu juos susidėti. So beautiful. Yeah. Look at this. Oh yes. Tik tais nežinau, ką daryti, nes aš dar turiu šitą. Tai gaunas, kad biškį nelabai telpa, tipo. Paderinsim, suderinsim, bus gerai. Voila. Kaip sekas repetuoti? Gerai. Gerai? Aha. Labai gerai. Labai gerai. Nu, ačiū už interviu. Operatorius, jis valdo kamerą, o būtų Čia mes sėdim, paskui metu irgi. Atrodo, kad čia veik nieko nedėba, daugiau po truputį žmonių kažko. Matiškai valdosi, o čia jisai dabar prisilogina prie viso playlisto. Lyskit ten giliau. Kūrinų, kurį mes galim gyvai vienas kitą, editinam, tarkim, aš paimčiau jam, ištrinčiau visą naujieną ir iš karto jam irgi. 9 minutės po 11 valandos. Labas visiems, kas esat su Poweriu. Power Hitai, Rokas ir Lauris startuoja savo laidoje iki pat 15 valandos. Power Top 15 jau šiandien 17 valandą. Vaizdą gyvai, nes šiuo metu mes turime ir ekskursiją iš Kauno,
Kokios mokyklos sakėte? Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai čia pas mus atvyko. O kaip toli tau ten nuo tos gimnazijos? Kodėl? Nelabai prie meno toksai. Ai, dėl to, jo, bet Kaunas mano širdį vis tiek, linkėjimai visam Kaunui ir visiems tiems, kurie esate kartu su Pauriu. Šiandien mes turime iš tikrųjų laidoje numatę siurprizą jums. Įtemptą dieną turėsim, šiaip tai tradiciškai, kurio iš ankstinėje premjeroje buvom abu irgi šią savaitę. Ir tada dar vieną turėsim interviu šiandien. Pas mus ateina Dominikas Dirkstys. Tas pats vaikinas, kuris rugsėjo mėnesį susikaus su Sergejumi Maslobojevu UTMA ringe. Šnekėsimės apie jo gyvenimą. Tiesą pasakius, nežinau, ar jis ateis vienas ar kartu su savo būsimąja žmona. Rokas dar nėra tikras, ar iš vis ateis. Būkim bėdini, bet teisingi. Laukiam, tikimės, žinoma, žvaigždė šiais laikais. Neprognozuojam. Jo, tai jis sakė bus, tai mes irgi jau lauksim labai. Tai yra visas jūsų dienos maistas. Pusryčiai, pietus, vakarienės. Jeigu žmonos jūs užmiršo pasveikinti su vyrų diena, nenusiminkite. Visada galite atvažiuoti čia į Trakus ir linksmai praleisti laiką su bendraminčiais. Su vyrų diena! Jei vairuojate seną automobilį, valdžia jums turi pasiūlymą. Jeigu sustosi, toliau nepavažiuosi. Mes pastumsim. Tai vat mes nudėkiom tokius kadrus, kai jie tema apie kaukių dėvėjimą. Nu čia Veryga toks. Čia tiesiog kas būna už kadro, kai dingo internetas jiems, bet mūsų kameros dar veikia. Nu, tai reikia į kamą skambint, mum čia yra kibernetinės atakos. Nu, šiaip tai be bajerio gali būti. O, TV3 žinia. Jo, čia yra mūsų žinių studija pagrindinė. Kokią on padaryti? Antrą kamerą? Ten prie objektyvo tvirtinimo šalia kamera. Dabar yra po 4:16. Aš turiu išeiti iš namų po 4:40. Varysiu, nežinau, ar jums sakiau, bet čia, kadangi vyks toksai neon party nuo 14 iki 19 metų, tai varysiu su draugėm, mums so excited. Tik tas blogai, kad man gerklė labai skauda ir aš ne per geriausiai jaučiuosi, bet aš labai noriu važiuoti ir žinau, kad nepasigailėsiu. Nu ir bilietas yra nupirktas, tai... Žodžiu, aš parodysiu jums outfitą, bet čia nėra kažkas wow, tiesiog aš neturiu ką apsirengti ir, tipo, ir nebus man per karštą ir, nu, nežiauriai baisiai. Nu, žiūrėkit, nu, aš neturiu ką apsirengti. Ką man daryti? Tiesiog dėsiuos taip ir viskas. Dar užsidėsiu obviously striukę, nes ten bus kur pasikabinti. Bet dabar per likusį laiką, kodėl aš sakau, kad aš bijau, kad nespėsiu, todėl nes aš noriu pasidaryti make-up. Nes I don't look good ir nežinau, ar per kamerą matosi, ar ne, bet mano akis grynai raudonos. Žodžiu, so this is the finished look. Aš patiesiog nesižbėgau. Šiandien beveik kiek bėgau. Vėluoju išeit. Tikiuosi, kad nepavėluosiu autobusą. Mano, kad tai yra green flag, tai kelia pirštus į viršų, rodo like, daro garsiai, garsiau, daro pabandom! O dabar jeigu red flag, tai pirštai į apačią ir daro pabandom. Labai gerai. Manau, pirmas klausimas. Jeigu draugelis visada vėluoja. Antras, jeigu draugelis ateina į tūsą, ne, bet visą tūsą sėdi telefoną. O jeigu draugelis tave pakviečia į neon party ir nuperka tau bilietą, labai gerai. Shut up! Hey, dance!
Šventės! Realiai. Žodžiu, po vakarėlio, kai matot, blakstienų nesimato. Plaukai čia neklauskit. Autobusų stotelę varysiu namo. Ir gerai įsiprausiu, ir gerai įsimegosiu. Žiauriai jau skaitytas, žiauriai patiko. Latina. Hello guys. Taigi, aš sergu, bet noriu pamatyti dar geresnį vaizdą. Pradėjo freaking snigti. Pavasarį. Jūs normalūs? Ai, nu šitam pateinam. Galiu patekti vlogą. Labas, mes nežinom, kur einam. Aš jau nesuprantu. Aš vaidinimą galiu padaryti. What? Kaip fainai. Mamos dienai štai tokias gėlytės padovanosiu šiandien. Ir aš žinau, kad sekmadienį yra mamos diena, bet kadangi bus 2 dienos, 3, kai neįsiu į mokyklą, tai kaip ir nebus kada nupirkti gėlyčių, tai dabar aš ją ir įteiksiu. O likusios dovanėlės bus masažas, nes tikrai jinai sakė, kaip norėtų. Ir tada jos mėgstamiausių ir mano sausainių. Ir dar padarysiu atvirutę. Tai žodžiu, dar ir siunta atėjo. This big ass maišas. Aš šito žiauriai norėjau. Look at this. Oh my gosh. So beautiful. Tai čia visi dalykai, kuriuos broliui pirkom. Gaila, nes, tipo, jo kitais metais galėtume panaudoti, bet ką su šita žvakutė darysit, nes 5 jam daugiau tai nebus. O kai jam 15 sueis, tai jis tikrai nemanau, kad norės tokią žvakutę. Tada čia tų šiaudukų belė kiek, nes būtų nešęsis į darželį. Balionai, dar kažkoks dinozauro balionas ir lėkštutės. Tada dar jam lipdukų, nes jisai norėjo. What? Čia tokie, kur užsideda ir tipo pečiai matosi. Ta pačia tai tokia įdomi. Nu ne. Čia yra žiauru. Čia yra žiauru. Ir vėl nublukusi geltona spalva. Mane taip nervina, kai būna jos visos susigankščiavusios. Žodžiu, pabaigsiu šį video. Tikiuosi, kad jums labai patiko. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitą kartą. Ciao.